Vaisių ir daržovių skyriaus lentynas pralenkia retas pirkėjas. Prekybos tinklas IKI imasi naujos strategijos ir siekia, kad nuo šiol šviežių ir kokybiškų vaisių ir daržovių kainos šiame tinkle būtų mažiausios. Iš daugelio produktų negausime pelno ar net patirsime nuostolį, bet mūsų kainos bus geriausios rinkoje. Tai ne vienadienė akcija, tai ilgalaikė strategija. Vaisiai ir daržovės dėl naujosios kainodaros atpigs iki 40%. Tyrimo duomenimis šios prekės sudaro net 1/5 pirkėjo krepšelio, todėl kainų pokytis bus ženklus. Kitų grupių prekės dėl to nebrangs. Aš kasdien stengiuosi kažką tai iš daržovių gaminti šeimai, ar tai būtų salotas, ar traškiniai, nesvarbu. Burokėlių salotas vaikai kaip mėgsta, tai jau jų būna tikrai dažnai pas mus. IKI atstovų teigimu, dėl mažesnių kainų nenukenties vaisių ir daržovių kokybė, nes naujos jų strategijos pagrindas – geriausia prekė už geriausią kainą kasdien.